Šitam podcaste bandom pasidaryti tokią įdomią sistemą. Čia dėl to, kad išmokti. Taip, tarkim, turim kažkokį objektą, turim jame tokį mažą objektėlį, kažkokį tai va čia pradžioj, pakeičiam spalvą. Taip, ir norim pasidaryti, kad tas objektas pajudėtų iki čia, automatiškai nuvažiuotų ir tada pakiltų iki čia. Taip, tada čia būtų skaitliukas, kiek kartų objektas yra nuvažiavęs iki šito taško. Mes skaičiuojam, tarkim, pas mus gamyba kažkokia vyksta, taip. Ir tada tas objektas dingsta, vėl atsiranda pradžioj. Taip, ir vėl taip važinėja. Ir nuolat procesas cikliškai kartojasi. Taip, tai tada mes turim pirmą priskirti. O čia skaitliukas pas mus, tarkim. Skaitliukas. Taip, ir čia jisai mum skaičiuos. Taip, tai mes turim skaitliukui priskirti kažkokį kintamąjį. Taip, tai čia bus value display analog. Ir kintamasis SKTL sutrumpintai skaitliukas. Ir turim apibrėžti, define. Taip, jo nėra, čia ne objektas, čia virtualus skaitliukas. Ok, memory real, SKTL, tvarka. Yra, turim. Taip, kad nepamiršti, galiu laikinai savo čia pasirašyti. SKTL, kad nepamiršti. Taip, toliau. Šitas objektas, jisai turi pas mus turėti dvi koordinatės. Jis turi judėti pagal X, taip, ir judėti pagal Y. X ir Y. Tai reiškia, šitam objektui turėtų būti du efektai. Pirmas efektas, kai jisai juda horizontaliai, o antras, kai jisai juda vertikaliai. Tai dabar ką mes darom? Spaudžiam ant jo ir pasirenkam judesį. Taip, tai pirmas judesys pas mus yra location horizontal. Va šitas, location horizontal. Ir čia bus X. Kol kas nieko nežiūrim. Ok, define, apibrėžti X, taip, memory real, koordinatė, realus skaičius, gerai, close. Ok, ir kitas, kai čia jisai atvyks į šitą tašką, reikia Y. Tai vėl jam suteikiam dar vieną kintamąjį, location vertical. Taip, vertical efektas yra Y, irgi skaičiukai nežiūrim. Define, taip, apibrėžti pirmą kartą Y, memory real, gerai, tvarka. Taip, dabar mes ką galėtume padaryti? Galėtume įsimesti iš burtininko kepurės slaiderius X ir Y. Čia būtų X, tarkim, taip, ir kopipastinam, Ctrl+C iš klaviatūros, Ctrl+V, Y. Taip, ir priskiriam šitam X mes jau apibrėžiam, taip, X turim, ok. O čia Y irgi jau apibrėžiam, turim, label, Y, ok. Dabar ką, efektai priskirti, slaideriai priskirti, skaitliukas yra dar neveikia. Taip, pabandom, jeigu paleisim vizualizaciją, ignoruojam, tada bandom su slaiderės, žiūrėkite, pajudėjo tiek, per mažai, ne? Y iš vis ne į tą pusę pajudėjo. Tai dabar, kai mums reikia padaryti objektui priskirti kažkokią sunkią trajektoriją, mes turime paskaičiuoti, kiek taškų jis turi nueiti. Tai kaip tas daroma? O žiūrėkite, šitas objektas mūsų mėlynas, jisai turi nuo čia pajudėti iki čia. Tai dabar aš ką darau? Pažymiu jį, Ctrl+C ir Ctrl+V. Pagalbinis, ne? Jis va turi va čia atsidurti. Ir dabar aš imu stačiakampį ir pamatuoju kelią. Va tiek taškų turi nueiti. Dabar kaip pamatuot? Tai va šitas stačiakampis, jo width plotis.
Tai aš jį pažymiu ir apačioje žiūriu W.H. Tai va W 270. Tai reiškia šitas kelias turi būti 270 taškų. Užsirašau savo, kad nepamiršt. Taip, o dabar va šitas kelias, objektas turi nuo čia turės pajudėti, Ctrl+C kopijuoju, Ctrl+V kopijuoju čia, taip, ir vėl naudoju pagalbinį stačiakampį ir pamatuoju dabar aukštį, height, taip, o čia H raidė. Tai pažymiu objektą ir žiūriu, kad man blogai, tarp kitko padariau, reikia nuo čia, kad judėtų. Taip, tai dabar tas height yra 370. Vat šitas apačioj skaičiukas. 370. Ok, užsirašau, kad nepamiršti. Viskas, ne? Dabar aš turiu, tie keliai yra 270, 370. Tai dabar ką? Keičiam slaiderį. Kad slaideris važiuotų, čia aišku mes galim procentais daryti, nu bet taškais kažkaip, nu nežinau, logiškiau, nors galit daryti procentais ir pakeisti pačiam efekte. Jokio skirtumo, bet kažkaip man atrodo taškai realiau atrodo. Tai čia 270 turi per X pajudėti, ne? O per Y turi pajudėti 370. Tai aš pakeičiu slaiderius, kad jie duotų tokias reikšmes. Ir dabar aš turiu, šitie jau pagalbiniai ištrinam, jie nereikalingi tie mėlyni, tik mūsų tas pagrindinis. Dabar aš spaudžiu 2 kart ant jo ir žiūriu horizontal. Ir va čia vat, man reikia pakeisti, ne? Kad būtų at right 270 kelias ir čia 270 kelias. Ok. Taip, tai reiškia visas kelias ir slaideris tiek duoda ir kelias tiek. Dabar jeigu aš paleisiu ir pabandysiu su slaideriu, žiūrėkite, jisai va, ko puikiausiai, gražiai nuvažiuoja. Tai reiškia čia viskas tvarkoj. Dabar turim tą judesį suderinti. Taip, o pas mus 370 turi būti. Tai spaudžiam ant mūsų rutulio vertical, kur Y, taip, ir čia 370. Bet ten atsimenat, jisai ėjo žemyn, nes šitoj programoje InTouch atskaitos taškas yra viršutinis kairysis kampas. Tai reiškia, mes turim tą koordinatę minusuot. Arba galim va čia pabandyti up ir down sužaisti. Pažiūrėsim, kas bus. Sukeisti vietomis. Bet čia gal nepadės. Bet va čia realiam laikę bandom, nes mintinai neatsimenu. Nu, tai pabandau, jeigu neatsimenu. Tai va, žiūrėkite, va, kai 0 jis čia, kai 1 čia, tai galim žaisti su koordinatėm. X tai gerai pas mus, ne? O Y atvirkščiai norisi. Tai grįžtam, tada spaudžiam vėl ant mūsų rutulio ir galbūt va čia va reikia sukeisti vietomis 370 ir 0. Pasižiūrim. O čia grįžtam, o ir čia grįžtam, žiūrėkite, 0, 0 pas mus dabar atskaitos, kad taškas čia, X mes pliusuosim, o po to pliusuosim Y. Viskas, taip. Padarom savo reset mygtuką, kaip visada, kad galėtume nuresetinti, einam į burtininko kepurę, buttons, kažkoks buttonas, šitas tarkim, taip, čia bus reset, kintamasis, reset, parašysim resetas ir padarysim, ką mes, ok, gerai. Toggle visai, tai 1.0, bet mes programiškai įvaldysim. Define, apibriežti, memory discrete, mygtukas, kintamasis diskretinis, gerai. Turime resetą, biški negražiai atrodo. Nu, irgi negražiai atrodo, bet tiek to. Ir dabar parašom skriptą, kad mums tas resetas, ką darytų, viską nulintų ir jisai visus kintamuosius nunulintų. Tai einam į application script, atidarom skriptą, parašom every 1 milisekundę ir dabar ką darom? Turbūt reikia prašyti resetą. Jeigu
reset. Reset yra kintamasias, resetas yra tik užrašas. Lygu 1, ne, jeigu mygtukas resetas paspaustas, tada jį patį reset lygu 0 nuresetinam, taip, o taip pat nuresetinam visus kintamosius. X nuresetinam, Y nuresetinam. Ką čia, skaitliuką dar reikia nuresetinti. O skaitliukas buvo pas mus su pavadinimu SKTL, ne? Tai SKTL lygu 0. Visą sistemą nuresetinam. End if. Ok. Dabar padarom kažkokį paleidimo mygtuką. Tarkim, jo gali nebūt, gali būt. Ok, switches. Šitas čia start mygtukas, ne, tarkim. Ir priskiriam jam kintamai. Priskiriam, tarkim, start. Taip ir pavadinsim. Ok. Define start. Ok. Memory discrete. Pasitikrinom. Taip. Užsirašom, kad jis vadinasi start savo, ne, kad nepamiršti. Ir viskas. Rašom skriptą tada. Žiūrėkite, dabar koks planas būtų tikrinti. Jeigu start mygtukas paspaustas ir X yra mažesnis už 270, tai yra dar nedavažiavo iki krašto, tada X reikia pliusuot. Einam aprašom. Jeigu if X yra mažesnis už 270 ir, pamiršau, praleidau, kad mygtukas start paspaustas, taip, start lygu 1, end loginis operatorius. Mygtukas paspaustas, o X dar nepadidėjo, dar nenuvažiavo iki krašto, tada ką reikia daryti? X reikia pliusuoti. Bet kad greičiau važiuotų, mes jį pliusuosim po 5. Ir end if. Ok, pabandom, paleidžiam, nuresetinam viską, numetam, paleidžiam start, rutuliukas važiuoja, žiūrėkite, kyla slideris, nuvažiavo, viskas, nepliusuoja. Tai sekantis žingsnis būtų koks? Pagauti X koordinatę, kad X jau 270 ir pliusuot Y, nes mes pasidarėm, kad pliusuotųsi, ne į viršų. Ir pliusuosim tol, kol nenuvažiuos iki 370. Ok, žiūrim, bandom. Tikrinam. Jeigu, žiūrėkite, aš nukopijuosiu, kad nerašyti. Jeigu start mygtukas paspaustas ir X dabar lygu 270 jau atvažiavo. Taip, ir dar viena sąlyga, nes mes pliusuosim Y. Tai dar viena sąlyga bus su Y, kad Y į begalybę nenuvažiuotų. And Y mūsų yra mažiau už 370, tai reiškia dar į lubas neatsirėmė. Tada mes Y pliusuosim. Plius 5 tabletaškis. Ir end if. Ok, žiūrim, resetinam. Nes žiūrėkite, resetas mums nenuresetina start mygtuko, tai einam pataisyti skriptą. Ieškom, kur reset, va čia praleidau, kad reikia start nunulint. Start mygtuką. Start lygu 0. Kad paspaudus reset išsijungtų ir start mygtukas. Pasižiūrim. Nusiresetina, paleidžiam, važiuoja, pagauna, kad jau 270, tada pradeda pliusuoti Y. Taip, ir čia sustos, kai bus 370, nes uždėjom apribojimą. Sustojo. Tai va, tai tuo momentu, ką mums reikia padaryti? Mums reikia skaitliuką padidinti vienetų, taip, suskaičiuot, kad atvažiavo.
ir tą mėlyną mūsų rutulį grąžinti vėl į pradžią, kad procesas cikliškai vyktų. Ok, einam į developmentą, bandom patobulinti savo skriptą. Taip, tai dabar žiūrėkite, gaudysim, kad startas yra paspaustas. Ctrl+C, kopijuoju. Startas yra paspaustas. Ir Y jau yra 370. Čia ko gero X galima neįvertinti, taip. Y jau yra 370. Tada, ką mes padarom? Mes turime skaitliuką padidinti, ne? Jau rutuliukas į viršų atvažiavo, SKTL lygų SKTL plus 1. Taip, ir dabar ką mes dar turim, sakėm, grąžinti mūsų mėlyną rutuliuką į pradžią. Tai X lygų 0, Y, čia aš taip pakeliu, kad jums geriau matytųsi, bet vis tiek nuleidžia, gerai, Y lygų 0. Kabliataškis ir endif būtinai, taip. Kažkur ne ten parašė. Va taip. Validate spaudžiam. Va, kažkur praleidau, žiūrėkite, rašo expecting semikolon, tai yra kabliataškis. Tai aš vat matau, kad čia praleidau kabliataškį, parašau validate expecting name. Tai va, vėl kažką kažkur pridirbau. Tai reikia čia žiūrėti, tikrint. Čia labai gera patikra. Validate. O, dabar jau nėra klaidų. Praeina. Taip. Tai va. Tai reiškia, jeigu mygtukas paspaustas ir Y jau pakilo į viršų, tai mes pliusuojam skaitliuką ir vėl kamoliuko, to rutuliuko mūsų mėlyno nurisetinam koordinatės. Ok, paleidžiam, nurisetinam, įjungiam start ir žiūrim. Nu, kaip matote, skaitliukas padidėjo vienetų ir aš nieko nespaudžiu, procesas pats kartuojasi, vat vyksta kažkokia gamyba, kažkoks elementas, kažkokia detalė pas mus važinėja, kažkas vyksta. Tai va toks programavimo principas su dviem koordinatėm ir yra.